Labadiena. Ir vėl aš su sodros problemomis. Žodžiu, kol bandau prisiskambinti visą dieną vienai Seimo nariai dėl aptarimo apie įsakymo parašymą, kad visus archyvus sukelti į sodros sistemą, aš gaunu naują informaciją apie kito žmogaus situaciją. Žodžiu, situacija tokia. Lapkričio 20 dieną šių metų su kliente paduodame paraišką pensijai gauti. Paduodame paraišką pensijai gauti ir kantriai laukdamas atsakymo gruodžio 5 dieną išsiunčiame žinutę per sodros paskyrą, kurioje nurodome. Aš apsuksiu, kad viską matytumėt. Sveiki, nurodžiau paraiškoje pensijai gauti apie savo darbo stažą Jungtinėje karalystėje. Noriu pasiteirauti, ar jūs jau išsiuntėte užklausą į Jungtinės karalystės atitinkamą instituciją dėl mano darbo stažo patvirtinimo. Atsiprašau už tokį nekantrumą, tačiau finansinė padėtis mano yra tragiška. Šiuo metu esu be pajamų ir nesu socialiai drausta. Dėl susidariusios situacijos auga mano skola PSD. Šita žinutė buvo išsiusta 23 metų gruodžio 5 dieną ryte. Ta pačią dieną gauname sprendimą dėl atsisakymo skirti socialinio draudimo senatvės pensiją, kuriame nurodo, kad vadovaudamas Europos parlamento ir tarybos reglamentų, socialinio draudimo pensijos įstatymų ir socialinio ir mokėjimų nuostatais, nusprendžiu neskirti senatvės pensijos, nes netitinka socialinio draudimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytos sąlygos, neįgijo senatvės pensijai skirti reikalaujamo minimalaus 15 metų pensijų socialinio draudimo stažo Lietuvoje, ES ir ar Europos ekonominės erdvės valstybėse. Visas iki 2019 metų gegužės 1 dienos pensijų socialinio draudimo stažas yra 14,7001 Lietuvoje 12,0722, Jungtinėje karalystėje 26279. Čia tie vienetai. Gavusio šitą atsakymą mes iš karto rašome prašymą tą pačią dieną. Taip, va, matot, gruodžio 5 dieną, kaip ir buvo sprendimas padarytas gruodžio 5 dieną, kuris tai čia, toj parodysiu, sprendimas darytas, va, gruodžio 5 dieną. Taip, prašome prašymą, dėkui už operatyvų atsakymą, noriu paprašyti jūsų atšaukti valstybinio socialinio draudimo valdybos Vilniaus skyriaus gruodžio 5 sprendimo tokį numerį dėl atsisakymo skirti socialinio draudimo senatvės pensiją. Atšaukimo priežastis netikslus darbo stažas. Sukonfigūravus detalę darbo stažo suvestinę trūksta mano darbo stažo laikotarpio. Čia jau kalba eina apie Lietuvos darbo stažą. Išsiunčiau prašymą, kad dėl darbo stažo duomenų surinkimo tarpininkautų sodra. Prašymą prisegu ir vėliau dar ten išvardintas darbo stažas. Ir ką jūs manote? Taip, į šitą žinutę, gruodžio 5 dienos žinutę, kur mes klausėme apie ar susisiekė su Jungtinė karalystė ir kur po to žinutės buvo priimtas sprendimas, gruodžio 8 dieną, gruodžio 8 dieną yra atsiunčiamas atsakymas. Informuojame, kad užklausa Jungtinės karalystės kompetitingai įstaigai išsiusta, atsakymas dar nėra gautas. Tada šiandienai dienai, gruodžio 13 dieną, konfigūruoju stažo suvestinę, Lietuvoje stažas 12,0722, užsienyje 1,6278. Žiūrėkit, sprendime Lietuvos stažas atitinka Jungtinės karalystės 2,6279. Čia yra tas pats žmogus. Detalioje darbo stažo ataskaitoje apie Anglijos stažą iš vis nėra nurodyta. 12,0722. Gal jūs turit kokių komentarų? Dar kartelį. Sprendime
26279 Jungtinė karalystė, ar ne? Atsakyme. Negavo dar atsakymo dėl darbo stažo. Gruodžio 8 dieną, matot? Nors gruodžio 5 jau jie priima sprendimą su 26279 darbo stažu. Konfigūruotam darbo staže šios dienos 16278. Detaliame darbo staže iš vis nėra. Aš nežinau, kam dar gali kilti kažkokių klausimų dėl sodros kompetitingo darbo. Tai jūs dabar man paaiškinkite, kaip suprasti visą šitą košę makalošę. Turiu darbo stažą, neturiu darbo stažo. Vienoksai mano darbo stažas, ar kitoksai mano darbo stažas. Nežinau. Kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių. Gerbiami sodros atstovai, o ką iš šitą situaciją jūs pasakysit? Lauksim atsakymų. Iki.